Labas rytas. Šiandien ir vėl bus dienos vlogas, nes šiandien kaip ir man plius minus laisva diena. Dabar su greitai susiruošiau, pasidažau ir apsirengiau. Važiuoju į universitetą, pasiimti ten sutartį reikia, nes jau seniai reikėjo pasiimti, bet taip ir netradau laiko. Ir tada važiuoju į centrą, į Senamiestį, Pilies gatvėje Grey restoraną ir ten bus eko batų pristatymas su maisto blogeriais, dar kitų blogerių, mados bus. Nežinau, kas tiksliai bus, žinau, kad Aliona, o kas dar, tai iš tikrųjų nežinau. Ten pristatys tokius sportbačius, Eko Cool, man atrodo, bet apie tai jau papasakosiu vėliau, viską patys pamatysit, o dabar manau, kad reikia man pasidažyti. Tai, beje, man atrodo, vakar ir šiandien išbandžiau šitą kaukę. Čia yra naujiena Kiehl's. Konsistencija, kaip matot, yra tokia gelinė. Tai šita kaukė skirta būtent odos drėkinimui, maitinimui ir yra skirta visų tipų odai. Tai iš pradžių aš kažkaip per tą pristatymą praklausiau tą dalį, kai pasakoju apie šią kaukę ir kiek ją reikia naudoti, kiek laikyti. Tai niekur nebuvo parašyta nei kiek ją laikyti, nei jį nuplaunama, nenuplaunama, tai palaikiau šiek tiek ilgiau nereikėjo, nes ji yra iš tikrųjų nuplaunama. Ją reikia laikyti apie 50 minučių ir nuplauti, tai kvapas jos pasaka. Čia yra ta pati linija su medetkom, kaip aš turiu toniką ir kaip aš turiu prausiklį. Tai čia yra papildymas, trečias žingsnis. Tai visų tipų odai, tai nepasakyčiau, kad labai tinka visų tipų odai. Labiau tinka normaliai riebiai odai, nes sausai odai tokio drėkinimo žiemos metu neužtektų, bet vasarą tikrai tiktų ir labai sausai odai. Man tiko ir testuosiu toliau, pažiūrėsim ir parašysim atsiliepimą blogę. Nu ir pasidažiau šiandien, kaip matot, labai ryškiai ir neįprastai, bet renginys, todėl kodėl ne. Šiaip nemėgstu pastoviai dažyties vienodai, visada kažką keičiu, tai tikiuosi, kad gavos gerai. Labai tikiuosi. Jeigu įdomu, tai šešėlius aš naudojau iš NYX kalendoriaus, kurios turiu būtent tą bordo spalvą. O toliau naudojau tiesiog perėjimui skirtą iš Smashbox matinės paletės, tai šitas atspalvis yra toks. Va taip atrodo. Atspalvis yra labai pigmentuotas, spalvėje vadinasi Stogau. Vienintelis trūkumas šitų šešėlių, kad be galo sudėtingai sklaidosi. Tikiuosi, kad gavos gerai. Įvertinkit, ar patiko. Gerai, einu geriau kavą išgersiu ir bėgsiu iš čia. Kai tik filmuoju, tai būtinai atvažiuoja kurjeris. Tai manau, kad pažiūrėsim kartu, ką gavau. Jau ką tai siuntinys iš Top Beauty LT, tu išpakuosiu, nes nenoriu adreso rodyti. O, gavau veido kaukę. Įdomu bus išmėginti. Tuomet netaip ir seniai kažkuriame video būtent sakiau, kad atsirado Top Beauty LT. Top Beauty LT Milani kosmetika ir būtent tą dar Conceal and Perfect pudrą. Bet kol aš susiruošiau, pudra buvo išpirkta. Tai aš turiu skaistalus tuos su rožėm. Reikia dar atidaryti. Atidarysiu tuoj. Čia yra skaisti lūpų dažai. Šita spalva yra, jeigu man sufokusuos šiandien, tai 20 Sugar. Ir šita yra 26 Fling. Tai šiandien kaip tik prie mano šešėlių tiks šita Sugar. Tai pabandysim. Ir taip pat W7 tušas. O taip atrodo tie gražiai skaistalai iš arčiau. Man atrodo, čia patys gražiausi skaistalai. Aš dar sakiau, kad man be galo patinka tie Art Deco Crystal Garden skaistalai. Bet aš dabar nežinau, kurie iš tikrųjų yra gražesni. Spalva yra tuo apversim 01, pavadinimas. Ir galima parašyti, kad naudoju dviem būdais, kaip highlighterį arba kaip bronzerį. Tai manau, kad rytoj bus proga kaip tik išmėginti. Tai toks siuntinukas.
Beje, vakar nusipirkau naują rankinę ir šiaip daug pas mane atsirado visokių naujienų iš drabužių. Atvažiavau į miestą, į universitetą aš, aišku, nespėjau, o dabar einu susitikti su Aliona ir keliausim tiesiai į renginį. Aliona, labas. Labas. Nieko gero. Light, these shoes, and breathable. And second thing is that this is also waterproof. So what does it mean? It means that, for example, in weather like this that we have today, you can go outside and your foot will be Dry. exactly dry. Yeah, and actually, I have, for this reason, I have like a small experiment that will demonstrate how does it really look like. So, for example, you step out at like weather like this, and then you take out from the water shoe, and it is wet. It's not wet, it's dry. Yra jaunatviškam žmogui, sveikesniam žmogui, madingam žmogui. Tai vadovaudamas šitom vertybėm ir stengiausi kurti užkandžius, tai visų pirma mane įkvėpė šiek tiek pačios spalvos, tai kaip matėt, rožiniai balionai kaba ten, tai prie rožinės spalvos visų pirma buvo priderintas burokėlių humusas. Tai kodėl aš pasirinkau būtent šitą užkandį, tai šiek tiek atsižvelgiau į kulinarinės mados trendus, tai va, trendus turi ne tik batai, ne tik rūbai, bet ir maistas. Tai 2017 metai mums sako daugiau daržovių. Tai va, antras, ką mes derinom prie baltų batų, visiškai baltų, tai šiek tiek tik tai žalumos įdėjom, bet štai prie baltų mes sukūrėm ožkos sūrio rutuliukus su figom viduje. Tai kodėl ožkos sūris, labai trumpai irgi noriu papasakoti apie tai, kad karvės pienas yra, paprastai sakant, old schoolas turbūt. Ir galiausiai juoda balta, priderinom chia pudingą, kaip ir sakiau, su augaliniu, su migdolų pienu, su vanilės ekstraktu ir agavų sirupu. Tai chia pudingas, nežinau, tikiu, kad jau ragavot, bet chia yra šiandienos super maistas ir turintis milijoną sveikų savybių. Tai va, tai bėgančiam žmogui, visą laiką skubančiam žmogui, tai yra tas dalykas, kurį aš labai mėgstu pasiruošti vakare, įdėti šaldytuvą ir ryte manęs laukia pusryčiai. Tai va, paruošėm juos ir šiandien. Aš žinau, kad labai reikia kažką tai tokio užkasti, kad ir toliau, nes aš paskui turėsiu grįžti į darbą po šitą renginį. Tai reikės, manau, riešutų tai būtinai. Taip, bet cukraus irgi reikia. Tai man dabar, aš galiu tada su šaukšteliu, ne, čia įdėti viską. Taip. Taip, tai aš manau, kad iš pradžių reikia riešutų, jie neatrodo labai gerai, tai reikia juos įdėti čia kažkur. Biškė, ne, reikia tik tai truputį. O šitie, žinau, čia jie būna su tokiom tokiais. Taip, dumplainiai. Nu, vieną. Bet tik tą vieną, o jie palauk. Čia mano vis tiek bus aškivainė. Taip. Tada braškių tai čia būtinai, o iš kur čia pavyko gauti braškių, taigi dabar?
bus truputį su chemijos tokio prieskonių, jau nieko čia nepadarysi. Grįžau namo, labai gerai praleidom dieną, dar vėliau su Aliona nuėjom į Polhemą, ten pašnekėjom, pasėdėjom pakankamai ilgai, sakiau, kad šiandien bandysiu Milanį lūpdažį. Tai nebandžiau, nes pagalvojau, kad užsitepsiu ir eisiu. Užsitepiau be pieštuko ir teko viską nutrint velniop, tai bandysiu kitą dieną. Čia tiesiog pupos, kaip visada. I Am Matte Lip Fluid Red Queen kolekcijos. Tas keistas lūpų dažas, kuriuo aš tikrai pasitikiu. O Milanį bandysim kitą kartą. Dabar parodysiu batus, kuriuos gavom. Prieš tai, dar prieš renginį leidau išsirinkti spalvą. Tai aš pasirinkau baltą, nes man visada reikia baltų sportbačių, tai pažiūrėsim. Ir čia mūsų batai. Jau antrame dienos vloge rodau batus naujus, bet dar vieni batai, va tokie balti. Manau, kad puikiai tiks nešiot man kasdienai. Va taip atrodo ant kojų. Labai gražiai ir iš tikrųjų labai patogus.